Sveiki visiems, namaste. Šiame įraše irgi pažiūrėsim dar vienai problemai į akis. Tai yra į baimę mirti. Įkvėpimas daryti šitą įrašą atėjo, kada šią vasarą protarpiais gilinausi į procesą mirties. O gilinausi dėl to, kad patekdavau į situacijas susijusias su mirtim. Vienas pažįstamas mirė, kits mirė. Po to gavau klausimų, ką daryti, kai gyvūnėlis miršta. Ir nuo laiko kažkaip tai protarpiais vasarą gilinausi į mirties procesą. Kas vyksta mirties metu, kas vyksta po mirties ypatingai. Ir su mokytoju šnekėjau, ir skaičiau, ir dar aišku gilinsiuos. Ir besigilindamas supratau vieną dalyką, kad tai yra viena iš temų, į kurią reikia būtinai gilintis, o ne vengti. Kaip ir kūno atveju, tu savo primeni, įsisąmonini, kad tu esi jogas, o jogas dirba su baime. O kad baimę nugalėt, tu turi žiūrėti jai tiesiai į akis. Kokia didžiausia baimė yra? Baimė mirt. Jinai kyla iš prisirišimo prie kūno. Šitą problemą mes identifikavom praeitam įraše. Prisirišimas prie kūno gimdo daug dalykų, tame tarpe baimė mirt. Bet pats prisirišimas prie kūno ir pati baimė mirt kyla iš nepažinimo, kad tu esi anapus kūno. Iš nepažinimo, iš nepatyrimo. Kuo mes daugiau patiriam ir pažįstam, ne teoriškai, bet praktiškai patiriam, kad mes ne kūnas, to mes mažiau bijom mirti. Ir žmonės, kurie patyrė klinikinę mirtį ir buvo išėję iš kūno ir matė savo kūną gulinti, matė beverkiančius giminaičius ar pasimetusius gydytojus, skraidė, matė, girdėjo viską, jų baimė mirti yra labai nedidelė, nes jie pažino. Bet dar baimė mirti sumažina pirmiausia sąmoningumas. Pirmiausia, mes turim gauti teorinių žinių, kas vyksta mirties metu ir po mirties. Ir kai aš pradėjau gilintis į tos pomirtinius procesus ir žiūrėti į tą temą, kurio nieks nenori žiūrėti tą temą, nes jinai nemaloni, jinai asocijuojasi su laimės pabaiga. Mirtis tai yra mano laimės pabaiga. Aš nebevalgysiu, aš nebeliesiu artimųjų, aš nebematysiu jų, aš nebegirdėsiu, aš nebesireikšiu profesijoje, aš negausiu saulutės, aš nekeliausiu, nematysiu pasaulio, aš nesidžiaugsiu santykiais ir taip toliau. Taip žmonėm atrodo. Dėl to niekas nenori apie tą mirtį šnekėti, visiems iš karto toks rimtumas, liūdesys ateina. Bet iš tikrųjų mes esam jogai ir vėlgi nesvarbu, ar tu esi šeimos žmogus, ar tu esi vienuolis, ar tu esi šiaip tiesiog vienas gyveni žmogus. Ar tu senas, ar tu jaunas, visiškai nesvarbu, yra labai svarbu gilintis į mirties procesą. Nevelto Garuda Puranui, vieno iš Puranų, yra ištisas skyrius skirtas pomirtiniam procesam aprašyti. Ir aš ką pastebėjau, kuo aš daugiau gilinausi, tuo man giluminė baimė mirt, baimė giluminė kažkur sėdinti ten, jinai po truputį ten po milimetrą mažėja. Nes mes bijom tam tikrų dalykų ir mes apie juos neskaitom, tai yra nemalonu ir mums atrodo tai neaktualu. Kada vienam iš pandavų Judištyrai uždavė klausimus, taip, ten turėjo būti prikelti jo broliai mirę. Ir jam uždavė klausimus viena mistinė būtybė ir sako, jeigu tu atsakysi, žinai, tavo broliai bus prikelti. Ir vienas iš klausimų buvo,
Koks yra pats neįtikėčiausias, labiausiai stebinantis reiškinys šiame pasaulyje? Ir Maharadža Judhišthira atsakė. Jisai pasakė, kad pats labiausiai stebinantis reiškinys šiame pasaulyje yra tai, kad visi mato, kad kiti miršta. Žmogus mato, kad kai kiti miršta, bet jis galvoja, kad jis niekad nemirs. Ir mes viduj visi galvojam, čia gerai, dar neaktualu, čia dar gyvensiu, šitas mirė, bet aš dar gyvensiu. Bet ta mirtis ateina labai netikėtai, kaip ir liga, kaip ir bet kokia nelaimė ateina netikėtai. Ir mes intuityviai vengiam tos temos. Bet jogas nevengia jokių temų. Ir jogas kelia problemą, jeigu jisai nori išsivaduoti. Mes visi praeisim šitą tranzitą. Mes visi praeisim. Ir jeigu mes būsim į jį įsigilinę, mes jį praeisim lengviau. Dėl to, ką aš noriu šito įrašu pasakyti, daugiau pamastykim apie mirtį, daugiau gilinkimės apie mirtį ir pamatysim, ne baimė didės, o atsiras drąsos, atsiras laisvumo pojūtis ir atsiras įsisąmoninimas, kad tai yra neatimama gamtos proceso dalis. Ir kad šiai sekundėjai, šiomis sekundėmis, kada mes kalbamės, arba kada jūs žiūrit šitą video, milijonai, milijardai visoj visatoj, turbūt trilijardai kiekvieną sekundę gimsta ir miršta. Ta tema mirties, jinai taps tokia tema, kaip ir meilės tema, kaip ir politika, ekonomika ar dar kažkas. Jinai taps šių dienų aktuali tema ir tu gyvensi labiau vertindamas tą dieną, kurią turi. Tu labiau vertinsi akimirkas su artimais žmonėm. Tu labiau vertinsi akimirkas, kada tu dirbi savo darbą ir tu gali kažką šią dieną po savęs gero palikti žmonijai. Tu vertinsi tas akimirkas, kad tu turi laiko pasimelst, pamedituot, paskaityti šventraščius, pabūt su savo vyru ar žmona ar vaikais. Tu vertinsi tas akimirkas. Tau nesinorės, supranti, muštis, konfliktuoti, žeidinėti ar dar kažką. Tu vertinsi akimirkas, kad tu turi laiko atleisti tiems, ant kurių turi nuoskaudas. Tu turi laiko šią dieną, jinai tau dar duota, tobulėti ar pasidžiaugti netgi kažkokiu valgiu ar daiktais ar kažkokiu hobiu ar kelionė. Toks ateina kartu ir džiaugiesi šią dieną, bet kartu ir matai labai plačiai, kad tu reinkarnuosis. Ir tai, kas yra dabar, yra laikina. Tu džiaugiesi, bet laikinumo kontekste. Tai nesumažina džiaugsmo, tai pagilina džiaugsmą. Bet nuo mirties temos tikrai bėgti nereikia. Ir kuo mes daugiau gilinsimės, kuo mes daugiau skaitysim apie tai, kuo mes daugiau net pamastysim ir bandysim savo pasąmonę ruošti, tuo mums bus lengviau gyventi. Ir ne tik gyventi, bet ir kai ta mirtis ateis. Mes jau daug dalykų žinosim, mes jau ruošimės. Šiaip žmogus jaučia prieš šitą tranzitą, prieš kūno numetimą, žmogus pradeda jausti šitos dalykus. Tai nebėkim nuo mirties temos, žiūrėkim į nepatogias temas, tiesiai, analizuokim, skaitykim, bandykime realizuoti save, bandykime pajausti save kaip sielą arba bent jau subtilų kūną ir mes spręsim šitą problemą. Numeris 2. Numeris 1 – prisirišimas prie kūno. Numeris 2 – baimė mirt. Baimė palikt kūną. Tai yra jogiškas priėjimas. Jogas jisai negyvena iliuzijai, kad kaip sakyt,
kalam pinigus, tenkinamės, gyvenam ir nemastom, kaip sako, nemastykim apie blogus dalykus, kaip liaudis sako, apie liūdnus dalykus, dar va, pabarškina, žinai, į tuk, čia aš gal nemirsiu, žinai. Na taip, ir stumia tas temas, stumia, o kur jas stumia? Stumi ten į galvą, tai jos niekur nedingsta. Tai to, kad jas stumt, atsidaryk. Pradėk žiūrėti. Jeigu kažkokią baimę turi, o baimė mirti yra pati didžiausia, tu pradėk žiūrėti ją. Ir klaus, kodėl aš bijau mirti. Kas tai įtakoja? Pažinimo trūksta. Kodėl aš iki šiol neturiu pažinimo? Kad aš ne kūnas. Gal daugiau reikia eiti sielą, daugiau medituoti? Nu, nes tai yra problema. Baimė yra problema. O žmogui, leidžia stogas, o sako problema. Nuleido padangą, problema. Telefonas neveikia, va problema. O tai, kad tu bijai mirti, ne problema? Čia yra tikrai milijoną kartų didesnė problema. Škai tu nerealizavęs nieko. Čia vaidini, dvasiškai tobulėjantį. Mantrų kartotojas. Į Indiją važinėju, į seminarus vaikštau, su mokytais bendraujat. Kur tavo baimė mirti, ar įveikta ar nėra? Kiek jinai įveikta? Iš 100%. Procentas, 2, 3. O čia yra tavo pažanga, o ne tai, kad tu ten mantras kartuoji ar į Indijas važinėjai. Na čia. Tai vat, kai tą pasveri, aš tai, pavyzdžiui, labai blaiviai save žiūriu. Nesvarbu, kad daug metų praktikos, daug į Indijas, daug su visokiais šventaisiais bendrauta, bet realiai kiek tu nebijai mirti. Tai yra vienas iš požymių tavo šitos pažangos dvasinės. Kiek tu nebijai mirti. Kiek tu atsirišęs nuo kūno. Ir aš kai pradėjau skaityti, domėtis, kalbėtis, aš pajutau, kad tai yra tema, kurią aš turiu iki detaliai suprast. Iki detalių suprast. Nes manęs tai laukia. Šitas tranzitas manęs laukia. Ir jisai gali ateiti bele kada. O taip kaip atėjo tiem pažįstamiem žmonėm vasaros metu. O taip atėjo. Buvo atveju. Taip ir mano tėvai atėjo. O, ir žinutė ryte. Tėtis mirė. Taškas. Tai ir tau gali ateiti. Ok, mes sakom, ne, mes tikrai temsim iki, kokiam 7-8 metų, ne. Gerai, gal ir temsi, bet pats laikas čiupinėti tą temą. Va, po kauliuką. Ir koks įdomus efektas. Tai, ko tu bijai, kai tu pradedi čiupinėti, baimė po biškį mažėja. O čia yra labai fainas dalykas. Ir dar vieną kitą paskaitėlę įrašysiu apie mirties procesus. Užsikabinau. Kiekvieną dieną į tai nemedituoju, taip, bet laiks nuo laiko kyla klausimai, ieškau atsakymų. Tai va, moralas toks, kaip sakyti šito įrašo, kad nebėkim nuo to, ko bijom, atvirkščiai žiūrėkim baimiai į akis, tada tikrai tobulėsim. Tai va, iki kitų kartų. Namaste.